po metų savanoriavimo Moldovoje. Aš buvau kupina naujų idėjų, naujos energijos. Buvau iš tikrųjų labai laiminga. Ir žmonės tai pamatė ir aš iš tikrųjų jam ir sakau, atitraukit nuo savo visokių kasdienybių ir taip toliau, atitraukit nuo savo darbų ir pagaliau pažinkit pasaulį iš kitos pusės. Savanoriaukit. Savanoriavimas įkvėpia domėtis daugiau globalinėmis problemomis. Nebūtinai problemomis, bet apskritai pasauliu. Ir dėl to, baigusi savanorio tarnybą Moldovoje, neužilgo, už pusės metų aš išvažiavau į Daniją, į tokią programą, kuri ruošia vystymo instruktorius trečiosiams pasaulio šalims. Ir aš vėliau, baigusi tą programą, išvažiavau į Mozambiką savanoriauti. O išvažiavau į Mozambiką savanoriauti todėl, kad iš tikrųjų ten yra labai be galo daug darbo. Aš dirbau mokytojų mokymų kolegijoje, stebėjau, kaip afrikiečiai vietiniai moko pradinių klasių mokinius. Aš daug filmavau tenai ir labai daug sužinojau ir apie afrikiečių kultūrą, ir apie jų edukacinę sistemą, ir apskritai apie mūsų kultūrų, ir ne tik kultūrų, bet apskritai asmenybių skirtumus. Iš tikrųjų, man tokia savanoriavimo veikla labai padeda praplėsti mano akiratį ir tiesiog susimastyti apie tokius dalykus, apie kuriuos aš anksčiau net apskritai gyvenime negalvojau. Savanoriavimo veikla mano atveju buvo labai skirtinga Moldovoje ir Mozambike. Nes Moldova vis dėlto vis tiek yra Europos šalis ir nors mes kalbame apie kultūrinius šokus ir taip toliau, bet aš nemanau, kad aš gyvendama Moldovoje patyriau kultūros šoką. Tačiau Mozambike buvo visiškai kitaip. Važiavau tikėdamasi, kad aš esu jau tvirta, pasiruošus bet kokiems iššūkiams ir taip toliau. Ir čia nesvarbu, kad tai yra kitas pasaulio galas, man viskas bus tvarkoj. Dabar jau praėjus vos ne pusei metų po mano savanoriavimo Mozambike, aš vis dėlto galiu pripažinti, kad buvo man tas kultūrinis šokas. Ir tai yra visai kitoks klimatas, visai kiti žmonės. Ir iš tikrųjų labai sunkiai sekėsi man rasti bendrų taškų tarp mano gyvenimo ir tarp gyvenimo tų žmonių mozambikiečių grynai. Nes mūsų pasaulio suvokimai yra apskritai visiškai kitokie. Man atrodo, kad mes į daugelį dalykų žiūrim žymiai sudėtingiau negu iš tikrųjų yra. Ir nors Lietuvoje yra labai daug nelaimingų žmonių kažkodėl tai. O Afrikoje, kur atrodo gyvenimas 100 000 kartų sudėtingesnis, jie šypsosi taip plačiai, kad tu niekada gyvenime nepamatysi Lietuvoje taip plačiai besišypsančio žmogaus. Kai tu darai vienas duris, pamatai, kad yra dar vienos duris ir dar vienos duris ir dar vienos duris, tai man keliavimas yra va taip, kai aš nukeliauju į vieną šalį ir pamatau, kaip yra ten, aš tada mane tai įkvėpia ir aš noriu dar daugiau pamatyti ir kai pamatau dar daugiau, suprantu, kad aš dar daugiau nemačiau. Ne veltui šie metai vadinasi savanoriavimo metais, nes iš tikrųjų tai labai gera, labai žmogui augti padedanti veikla ir kadangi jinai populiarėja, yra labai džiugu dėl to. Mano aplinkoje yra labai daug draugų, kurie arba jau yra savanoriavę arba planuoja savanoriauti. Pavyzdžiui, tarkim, mano sesuo dabar yra Nepale ir jinai ten dirba vienuolyne ir moko vaikučius anglų kalbos. Vienintelis minusas, kas yra, kad labai sunku po to vėl sugrįžti į tą patį ritmą. Į tą patį darbą ir tą pačią rutiną. Tai ateity aš ketinu padirbėti, užsidirbti šiek tiek pinigų ir toliau važiuoti į egzotiškas šalis, kuriuose jau buvau ar dar nebuvau. Ir šiuo metu mano savanoriška veikla būtų susijusi su dokumentiniu filmų kūrimu apie tų šalių žmonių gyvenimus, apie jų kultūras, apie problemas. Savanoriavimas iš tikrųjų man atvėrė labai daug durų ir labai daug per tai pamačiau, patyriau ir sužinojau. Savanoriavimas gali truputėlį sujaukti galvą ir po to yra sunku tapti vėl normaliu žmogumi.